Prieš 5 metus dvi socialiai atsakingos Lietuvos kompanijos Swedbank ir Omnitel nusprendė, kad tai, kas vyksta universitetuose, yra tik pasiekmė to, kas jau įvyko mokykloje. Tuo metu tik 25% Lietuvos moksleivių tiksliai žinojo, kokį profesinį kelią jie nori pasirinkti. Taip ir gimė iniciatyvos Kam to reikia idėja. Iniciatyva tarsi tarpininkas tarp mokyklų norimų gauti praktinių įgūdžių ir būtent praktikų turimų žinių bagažą. Mokytojas į savo pamoką gali pasikviesti praktiką, kad jis papasakotų apie savo karjerą, apie profesiją, gali nuvykti į įmonę, kad pamatytų, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Tad tokia ta mūsų Kam to reikia iniciatyva. Mokiniams labai patinka, jie laukia visada profesijų atstovai, todėl kad jie tiesiogiai iš jų gali sužinoti visą jiems dominančią informaciją. Jie sužino apie profesijų įvairovę, apie tam tikrų profesijų darbo ypatumus, apie darbo pasaulį. Labai daug sužino, nes ne viską jie gali sužinoti iš mokytojų arba rasti internete, o čia tiesiogiai iš praktikų jie sužino. Lietuvos bankas labai džiaugiasi bendradarbiavimu su Kam to reikia, nes tai yra tikrai puikia platforma, kurioje mes galime pasiekti visas Lietuvos mokyklas, nes natūralu į kiekvieną iš mokyklų nuvykti būtų sudėtinga. Dėl to mes, galima sakyti, radome tą stebuklingą receptą, kaip vienu metu pasiekti kuo didesnę dalį Lietuvos mokyklų, tai yra e-pamokos. Kam to reikia yra ta vieta, kur būtent teorija susitinka su praktika. Ir visą laiką, manau, yra labai įkvepiantis dalykas paklausyti visgi mokiniams, kaip tos teorinės žinios yra pritaikomos gyvenime, darbe, kasdienybėje. Tai Kam to reikia yra stebuklinga vieta, sakyčiau. Jie gauna aplinką, kurioje gali pasireikšti, kurioje gali išdrįsti padaryti daug daugiau, negu išdrįsta šiai dienai. O aš esu tas, kuris iš šalies atėjęs suteikiu jiems tą pačią terpę ir paskatinu pasinaudoti galimybę išdrįsti. Ir jie pamato, kad iš ties tai nėra tai baisu, bet nauda, kurią jie gauna, yra labai didžiulė. Ir manau, tai jiems imponuoja. Mokytojai tą naudą pajuto kiek vėliau negu mokiniai. Nes po poros mėnesių projektų veiklų mes pajutome, kad mokiniai pajuto tą naudą ir pradėjo prašyti tam tikrų seminarų, tam tikrų mokymų. Mokytojai, pradžioje skeptiškai žiūrėjo į visą tą veiklą, kad tai yra pamokos trukdymas, jie suprato, kad galima panaudoti, integruoti į savo dalyko pamokas ir suprato, kad galima kaip tik perkelti pamoką į kitas erdves, informacinių technologijų įmonės, į banką, į laboratorijas ir tai puikiai galimybė būtent ugdyti šiuolaikišką mokymą.